Išmintingas žmogus visada pripažįsta klaidą. Išmintis yra priimti klaidą, nes už tai, kas įvyko, žinote, kad ne jūs padarėte klaidą, o klaida tiesiog įvyksta. Nėra tobulų veiksmų, nes kiekvienas veiksmas turi trūkumų. Bhagavad-gitoje sakoma, kaip nėra ugnies be dūmų, taip nėra pastangų be trūkumų. Vykdydamas pasiaukojimo tarnystę apsisaugok nuo pasibjaurėtinos veiklos ir su tokia sąmonė atsiduok viešpačiui. Šykštuoliai tie, kurie nori mėgautis savo darbo vaisiais. Šventajame rašte yra daug citatų, kuriuose sakoma, kad veiksmas turi tam tikrą minimalų netobulumą. Galbūt 1%, 80% ar 90%. Yra tam tikras klaidų mūsų veiksmuose, kurias pastebite atpažįstate. Išmintingas žmogus pripažįsta klaidą, o kvailys klaidos visai nepastebi. Kvailys daro klaidas, bet jų nemato. Klaidos, net jei pastebime, tačiau jų nepripažįstame, tas žmogus pradeda gintis, žinote, taip elgiasi kvailiai. Išmintingas žmogus, matydamas klaidą kituose, padeda jiems iš jos išbristi, bet kvailys pradeda didžiuotis kitų klaidomis. Kvailys apsidžiaugia, jei kas nors kitas padaro klaidą ir tada skelbia pasauliu, kaip tas žmogus suklydo, kad žmogus padarė klaidą. Kvaili žmonės didžiuojasi kitų klaidomis, taip? Išmintingas žmogus mato kito klaidą taip, jog visa tai galėjo nutikti man. Tai nėra pasaulio pabaiga. Jis stebi vykstančias klaidas, mato gerus dalykus žmoguje, giria žmogų. Išmintingas žmogus visada giria. Jis giria kitus. Kvailas bičiulis visada kaltina kitą. Jei jis neranda, ieško, kol suras kokią nors klaidą ir bando įteikti tai, taip elgiasi kvaili žmonės. Išmintis tai dvasios pakilimas, kurį jaučiate, kai esate susitelkę pakilėti. Žinote savo vietą, visada pakilėjate visus aplinkinius, nenuvertinkite žmonių. Vadinamosius mokslininkus, kurie paprasčiausiai išmoko žodynėlius ir laikosi savo, žemina kitus. Aš jums sakau, kad jie nieko neišmano apie dvasingumą. Jie neturi žinių, neturi išminties, jie nieko nežino apie dvasingumą ar religiją. Žinote, kad jie neturi jokio supratimo apie Dievą. Jie kalbės apie Dievą, Dievo sampratą. Dievas yra tik sąvoka jų galvoje. Tai nėra jų gyvenimo realybė. Taigi, tas, kuris patiria dieviškumą, žino, kad visa visata yra sudaryta iš dieviškumo. Visas jų požiūris yra kitoks. Tada žinios, išmintis, meilė, užuojauta trykšta iš žmogaus, iš jo gyvenimo, asmenybės, elgesio. Jei kas nors pažino Dievą, galite matyti iš jų vibracijų, iš jų veidų, iš jų žodžių, iš jų elgesio, atspinduliuojama meilė ir taika. Ne tik studijuojant knygas ir mokantis atmintinai žodynėlį ir kartojant šią eilutę ir šią pastraipą. Nes kompiuterį jūs galite viską sužinoti, visdami tam tikrą žodį. Kur šiame šventraštyje yra žodis meilė ir jums parodys visus variantus, kur tai yra. Žmonės neturėtų pasimesti, kas nors sako, kad jie turi išmokti visus šventraščius. Vienoje iš sanskrito eilėraščių sakoma, asilas ant savo nugaros gali nešti tonas knygų, bet jis negali prisimti nuopelnų žinias. Jo galvoje nėra jokių žinių, jis tik neša visą tai.
Taigi, jeigu esate tik filosofai, išmokę mintinai kiekvienos knygos žodynėlius, neturėtumėte galvoti, kad žinote tiesą, tikrovę, žinias, nes jie turi sklisti žmogaus gyvenimo, iš jo asmenybės. Exuberate from one's life, one's personality.